Pupa, kas tą pupą supa? Supa tėtis ir mama. Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės. Sveiki vaikai, mamos ir tėčiai. Labas vakarėlis. Nuo šiandien kiekvieną darbo dienos vakarą 8 valandą kviesime susitikti prie radijo imtuvų. Skaitysime jums pasakas, klausysimės pasaulio tautų lopšinių. Jos visos gražios, visos skirtingos. Tiesa, visos ir panašios. Nes visame pasaulyje lopšinėmis mamos ir tėčiai linki jums Saldžių sapnelių. Turiu prašymą. Jeigu jūsų sapnas bus tikrai gražus, spalvingas ir sugalvosite jį nupiešti, atsiųskite piešinį mums į laidą Supa tėtis ir mama adresu Taikos prospektas 88A, Kaunas, radijo stotis Ekstra FM. Lauksime. O dabar mamos pasaka. Šiandien paseksiu lietuvių liaudies pasaką Jaučio trobelė. Supa tėtis ir mama. Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės. Kitą kartą Jautis ėjo į mišką trobos statyti, sutiko aviną ir sako: padėk avinėli man trobelę pastatyti, priimsiu ir tave, kai užeis žiemos šalčiai. Avinas sako Jaučiui: man tavo trobos nereikia, žiūrėk kokios mano vilnos, gali būti šalčiausia žiema, o man bėdos nebus. Eina Jautis toliau ir sutinka žąsiną. Žąsinėli, einam į mišką, padėk man trobą statyti, žiemą bus labai šalta. Ir žąsinas jam atšauna: kam aš turiu dirbti, nagus draskyti, man bėdos nebus ir be tavo trobos, žiūrėk kokios mano plunksnos. Tada Jautis prašo gaidį: gaideli, einam į mišką trobos statyti, žiemą bus labai šalta, priimsiu ir tave. Gaidys skiauterę pastatęs sako: aš po mišką nepratęs vargti, man šeimininkas duos šiltą vietą po kaminu, bėdos nebus. Dabar kalbina Jautis balandį: einam į mišką trobos statyti, priimsiu ir tave peržiemoti. Balandis sako: kam čia man vargti, kai užeis žiema, šeimininkas priims mane į savo trobą. Nuliūdo Jautis likęs vienas, be talkininkų. Į mišką nuėjęs dirbo sau, vargo, bet trobelę pasistatė. Atėjo žiema. Džiaugiasi jautelis, kad nebesninga jam ant nugaros, ir sako pats sau: kad ir pavargau, padirbėjau, bet dabar turiu pastogę. Tik žiūri Jautis pro langą, ateina avinas. Priėjęs prie durų prašosi, kad įleistų į vidų. Jauteli, broleli, priimk mane į trobelę. Šeimininkė man visas vilnas nukirpo, baigiu sušalti. Jautis sako: nepriimsiu, nepadėjai man trobos statyti, sakeis bėdos neturėsies. Avinas supyko ir sako Jaučiui: ar nori, kad aš tavo visas sienas išardyčiau su ragais? Išsigando Jautis ir priėmė aviną į trobą. Kitą dieną žiūri, žąsinas atplasnoja. Priėjo prie durų ir brazdina snapu: jauteli, balandėli, priimk ir mane į savo trobelę. Šeimininkė man beveik visas plunksnas nupešė ir tokį nuogą išmetė laukan. Jautis sako: nepriimsiu, nepadėjai trobos statyti. Žąsinas užpyko, ištempė kaklą: ar nori, kad aš visas samanas išpešiočiau iš tavo trobos sienų ir tu pats sušaltum? Nusigando vargšas jautelis, priėmė ir žąsiną. Neilgai trukus atplasnoja ir gaidys. Žiūri Jautis pro langą ir sako: na, ką tas raudonkepurius pagiedos? Priėjo gaidys prie trobelės toks nusižeminęs, vienu nageliu pabrazdino į duris ir sako: jauteli, draugeli, priimk ir mane į savo trobelę.
O jautis jam, juk tu sakei, kad tau po kaminu bus šilta, tai ko čia atėjai? Eik, jauteli, vieną naktelę tegavau šiltai nakvoti. Antrą naktį, kai užgiedojau per pačią 12, šeimininkė sugriebė mane už sprando ir išmetė pro duris, kam jos vaiką pabudinau. Jautis sako, nepriimsiu tavęs į trobą, nepadėjai statyti. Supyko gaidys, skiauterė dar daugiau paraudonavo, ar nori, kad aš tavo visus langus išplasnočiau ir tu pats sušaltum? Priėmė jautis ir gaidį. Po kiek laiko žiūri, betupys prie lango balandis. Barškina snapu į langą ir prašosi, kad įleistų. Jautis sako, o kur tu buvai, kada aš trobą stačiau? Aš ore lakiojau, tai lakiok ir dabar. Sustingo mano sparneliai, priimk jautelį į savo trobą. Nepriimsiu. Supyko balandis ir sako jaučiui, ar nori, kad aš tau visą stogą nuspardyčiau? Nusigando jautelis, priėmė ir balandį. Taip visi toje trobelėje žiemojo iki pavasario. Supa tėtis ir mama. Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės. Tėčių vardu šiandien paseksiu afrikiečių pasaką. Atsitiko taip. Vieną dieną, kai Dievas baigė sukurti pirmąjį žmogų iš molio, jis susodino jį ant vaivorykštės lanko ir stumtelėjo žemyn. Pirmasis žmogus lėkė, keliavo dangumi tą spalvingą vaivorykštę, kol bumpt ėmė ir atsidūrė žemėje. Vos tik atvykęs į žemę, jis atsistojo ant kojų, dairėsi aplinkui ir pasijuto esąs ne juokais įsigandęs. Dangaus skliaute jo akys vis dar ilgesingai ieškojo vaivorykštės. Visa širdimi jis troško sugrįžti atgal pas kūrėją. Bet vaivorykštės lankas, nors labai spalvingas, buvo slidus ir status. Nebuvo į ką rankomis įsikibti juo lipant. Pirmasis žmogus suprato, grįžti, iš kur atvyko, jis jau nebegalės. Tada giliai atsidusęs, jis nusigrėžė nuo vaivorykštės ir atsisėdo ant žemės. Lietus krito ant jo, tarytum ploni sidabriniai siūleliai. Jis buvo labai vienišas. Visų savo kūnų drebėjo lietuje. Kūrėjas, stovėdamas toj vietoj, kur buvo pati vaivorykštės pradžia ir žvelgdamas žemėn, nuliūdo. Galbūt negerai pasielgiau, nusiųsdamas jį žemėn, tarė jis pats savo. Bet kas atlikta, tas jau atlikta. Nusiųsiu jam šiek tiek proto, tas jam padės. Dievas suviniojo protą į minkšto debesies gabaliuką ir pasiuntė jį vaivorykštę žemyn pas žmogų. Šis ryšulėlis, sparčiai nuslydęs vaivorykštę, ėmė ir atsitrenkė žmogui į pačią nugarą. Žmogus greit pašoko ant kojų ir apkabinęs ryšulėlį spaudė jį prie širdies. Tada jam atrodė, kad kažkas prabilo į jį tyliai. Eik, žmogau, negaišk laiko, eik ir statyki savo namus. Ir taip atvyniojęs debesį nuo ryšulėlio, jis susimetė jį savo ant pečių. Šis buvo jo pirmasis rūbas. Iš medžių šakų, iš molio tu gali pasistatyti savo namus, protas aiškino jam. Taip žmogus ir padarė. Iš šakų, pagalių ir iš molio jis pasistatė savo apskritą namą, šone palikdamas skylę įėjimui. Įėjęs vidun, jis pasijuto daug geriau, negu kad sėdėdamas vaivorykštės papėdėje po atviru dangumi. Nors ir čia jis vis dar drebėjo, nes lijo ir namas buvo be stogų. Besidarydamas aplinkui, pirmasis žmogus pastebėjo netoli augančias palmes. Net ir lietui lyjant, žemė po jų šakomis buvo išlikusi sausa. Klok daug lapų arti vienas kito ir bus stogas, nesušlapsi ir nereikės tau šalti, protas sakė jam. Jis paklausė proto patarimo. Po stogu, kur lietus ir vėjai jo nepasiekė, jam buvo šilta ir jauku. Namus bestatydamas žmogus išalko. Jis išėjo iš namų pro duris maisto ieškoti.
Jis ėjo, kol priėjo tvenkinį. Labai švariame vandenyje plaukiojo žuvys, paženklintos vaivorykšte ant nugaros. Va, imsiu ir valgysiu šiandien žuvį vakarieniai, nusprendė žmogus ir ėmė gaudyti žuvis rankomis. Tada jis paslydo, krito į tvenkinį ir, nemokėdamas plaukti, vos nenuskendo, nepraleidęs net vienos nakties savo naujai pastatytuose namuose. Laimė, kad vėžlys pamatė jį skęstantį ir šiaip taip išmokė jį plaukti. Ačiū, tamsta angelas, o ne vėžlys, prabilo į jį žmogus. Dabar sakyk, kuo galėčiau pačiam pagelbėti. Būk geras, duok man nors šiek tiek protų. Ir taip pirmasis žmogus pamokė vėžliuką, kaip pasistatyti savo namučius. Išmokęs plaukti, žmogus greitai prisižvejojo savo žuvų, o jo draugas vėžliukas pasistatė stogą ant nugaros. Ne tik stogą ant nugaros pasistatė, bet ir nuostabiai gražiu raštu jį išmargino. Pirmajam žmogui labai patiko vėžliuko pastatytas stogas. Ypač jis džiaugiasi tuo gražiu raštu, kuris buvo naujai įspaustas stoge. Ta vakarą grįždamas namo, pirmasis žmogus svajojo savo apie raštą, kurį jis įspaus, kuriuo jis išmargins savo namučių sienas. Debesis mane aprengė, žuvis pamaitino, palmės lapai yra mano stogas, dabar aš eisiu ir pailsėsiu. Pirmasis žmogus įsitiesė ant grindų savo namuose ir klausėsi lietaus kritimo. Lietus švelniai barbeno į jo stogą ir jam patiko šis garsas. Gaila tik, kad vėžliukas nebuvo arti. Smagu juk būtų abiem gulėti ant grindų ir įsiklausyti į lietaus šnarėjimą ant stogų. Išvertė Danguolė Sadūnaitė. Paklausykite afrikiečių lopšinės, o tada jau labanakt. Iki rytojaus. Saldžių sapnelių. O lele, moliba makasi. O lele, moliba makasi. O lele, moliba makasi. Boka na ye, mboka kasai. Mboka na ye, mboka kasai. O lele, moliba makasi. O lele, moliba makasi. Bengera oya kara oya onginza oya bengera oya kara oya onginza oya olele moliba makasi olele moliba makasi. Olele, moliba makasi. Supa tėtis ir mama. Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės. Kiekvieną darbo dienos vakarą 20 valandą Ekstra FM programoje Supa tėtis ir mama. Ir katytė murkdama. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.